Nu ką, pradedam dar vieną dieną, nežinau kelinta diena, nežinau, kad šeštadienis. Tai va, susikrovėm jau daiktus į mašiną, visai gerai suveikė mano vakar, šitie paklijavimai yra šalta, su termo rūbais esu, bet visur tas riebaliukas, toks jaučiasi tos gumas geros, visai malonios. Dabar noriu pabandyti padaryti cold startą, pažiūrėsim, kaip mūsų to žvakutės čia reaguos. Ne taip gerai, žiūrėk, kiek bus dūmų dabar. Ne, tas garsiukas buvo, nu bet visai neblogai, nes buvo palei -10, tai skaitau, kad neblogai. Tai tegul biški mašinėlė pašyla, tegul dizeliukas pašyla. Vakar niekur iš tikrųjų nebeišlėkiam, sėdom darbuotis, aš gal biški daug sau leidau palisėtą, nesidarboti, tai biški pageiminau. Reiškia, taip jau gavas, kaip gavas, koks viešbutis sakė ir patogumai, kaip matėt. Šiandieną planas yra Helsinkio turas. Apsirengiau biški šilčiau, papučius įdėjau slidinėjimo termo rūbus. Lygiai taip pat Rokas irgi jau pasistengė šilčiausią savo setą užsidėti. Manau, kad šiandien teks biški gal daugiau pavaikščioti. Tai planas kol kas toks. Šanom iki Helsinkio, pačio miesto centro. Nežinau, čia nes gal irgi skaitos Helsinkis. Žodžiu, esam biški šoniukė. Esam prie Valikalio kažkokio miestelio gal čia. O Helsinkis nu va čia. Man įvedus Helsinkį 8,9 km tą centrą rodo. Nu tai nebaisiai, čia vis arti esam. Tai to iššaunam vietą ir pradėsime šiandienos turą. Kaip, pirmas dalykas gerai, nerodo navigacija, bet bandom judėti. Ta kalbėjome, kad kaip brandinsim stiklą, nes visur yra stiklai užšalę, o mūsų nėra užšalęs. Tai aš manau dėl to, kad yra pakeisti filtrai salono. Ir neturime drėgmės salone. Tai va, good news. Bad news yra nerodo mapsą. Nu, be žodžių, nuvažiuos. Tai judame link Helsinkio. $30 minučių 3 eurai PM. Valanda 7 kem. Kažkaip. Atvažiavom, nežinau, galima sakyti miesto centras ar ne centras, bet aišku, pirmi įspūdžiai yra. Ir jau buvo, kad net požeminiam parkinge ypatingai visur viskas švaru. Bandžiau googlintis ir rinktis informaciją, ką važiuoti, ką pamatyti. Visur prasidėjo net visokie kitokie vlogai, kad ir Helsinkio tiksliau simbolis, ne bažnyčios, ne paminklai, o jų biblioteka. Tai kad reikia į ją atvažiuoti. Ir čia yra toksai pastatas, didelis, gražus. 110 milijonų eurų suleido į tą pastatą. Atvažiavom ją pažiūrėti. Tai užeisim vidų, pažiūrėsim, ką ten žmonės daro ir kaip ten kas atrodo. Čia matau, kad kaip terasa tokia atsikišus geras viršuje. Na ir ką, esame viduje, ten matau kažkokią valgyklėlę turbūt šito ženkliuko. Ir čia dabar prasieisime. O čia gal kažkokie tiketai, ar ne, čia kažko tikrina. O žmonės žaidžia šachmatais. Man čia GPT ir sakė, kad Suomija yra apie mentalitetą, apie protą. Tai turbūt dėl to rekomenduoja pradėti, kad ir jų yra turbūt simbolis dėl to biblioteka, protinga tauta. Bet aš matau, kad čia yra ir anglų kalba, ne? Ne anglų. Tai 10 000 kvadratų, 2,5 milijono lankytojų per metus. Neblogai, skaitai, visa Lietuva praeina. Yra daug tokių erdvių darbui. Ir žmonės turi net visokias laboratorijas, kas, žodžiu, visko gali naudotis, o čia 3D printeriai, euras 5. Ir iš karto foto žiedėžutę padaryti produkto nuotrauką. Gal iškira kažko. Aš nežinau, čia galima iš tikrųjų filmuoti, bet filmuosiu, kol su drauginiais nebe kažkas. Ir vaikai žaidžia, o čia CS paplė galima. Yra čia šis ploterokai lipdusus. Nu gerai, bet negali būti čia viskas pirkti po nemokamai. Nu ten matėm printeris, kad biški mokamas. Nu aš fonį įsiriu. Turbūt, kad gal yra kaip koksai websaitas, susimokė ir susibukini laiką. Minecraft'ą kapoja, ir PlayStation 5, Nintendo. Manau, kad šitą dieną ar praeis, taip. Tai tą kambariuką pasiėmom čipsų. Energetinio gėrimo, kai būtų 16-mečiai vyko to svajonių diena. Tėvai išvažiavę, internetą, energetiniai gėrimai. Ką įdomu, tai ženkliukai reiškia, vėlgi ne mūsų kalba.
rašyta, tai nelabai gaudausi. Žiūrėkit, didžiai setai rašinėjami. Einu, sakė. Studijavo Amazonoje, kepo Abletonas įjungtis hotel. Ir dabar matau, kad labai kad traukiniai iki čia atvažiuoja kažkokia stotis. Ir autobusai suvažiuoja. Turbūt, kad čia tokia kaip centrinė stotis. Tai patogu žmogui. Studentui ypatingai kokiam, kažkur kur gyvena, jeigu pigiau nuomojas už miesto, suvažiuoja į čia ir turi savo darbo erdvę. Žiūrėkit, ukrainietiškos knygos ukrainiečiam, rusų kalba. Other language. Pavanu, pažiūrėt, gal kažkas lietuviškai būtų? Ne, čia viskas kirilica. Ten jaučiu estai, frances, italiano. O kur yra lietuvių? Reikia atvežti gal jau savo knygų. Bibliotekai galima atiduoti. Tai kambariuką. Rozetė Wi-Fi nuo 1-4 žmonių. Kondiškė. Dirbi. Kažkokia meno paroda gal čia? Panašu į tai. Aš susilaikiau trepsėjęs. Čia kaip didelė kažkokia kras. Reading room. Ok, tai ten tylos. Kalbelis. Nu ką, išėjom iš bibliotekos. Įspūdžiai pozityvūs, teigiami. Laikysite kamerą. Aš užsitrauksiu striukę. Vis dėlto -5. Kam? Garsiau šnekėk, kai taip toli vokėlė. Gerai, kalbėsiu garsiau. Dabar eisim kažkur toliau. Ai, nu tai turbūt pirma mintis, ką dabar darom, tai ištraukiam mašiną iš parkingo, kad nepasibaigtų mūsų biudžetai, o tada žiūrėsim, ką toliau dėlioti, kaip čia protingiau tą mašiną palikinėti. Pirmą seną mašiną, matau, Suomijoje, antras golfas. Gerai, mums reikia išsiaiškinti dabar, kur susimokėti už mūsų gražuolį X5. O tai kaip čia reikia nemokėti? Nu kas yra, garažas? Lisättäkö omaa krediitkaartia? Nu išprotėsiu aš su to aparatu. Čia nebent ne, tai eina kortelę mokėti. Dar galima ir kalbą pasikeisti. Tiek daug kalbų, kodėl nėra lietuvių? Šiaip iš principo. Numeriai. Agi, jau 3,08 €. Nu bet skaičiuosime į bibliotekos pamatymo biudžetą. Traktoriukas dirba. Tesla ant bėgių sustojo. Ir žiūri su baime į tenai traukinuką. Gerai, kad filmuoja. O šiaip gražu. Visur pastebėjai, kad visur yra daug akmenukų. Man atrodo, kad jie ne druską beria. Arba ta, kad gal akmenukų ar druskos kokį mišinį, žinai. Bet daug tokios skaldos visur priberta, kad nebūtų turbūt slidu. Nes kai ir vaikštai visur šaligatviai, visur yra su tokia skalda. Mes artėjame prie jų tokios gražios katedros. Kiek graži, pamatysime, pasitikiu internetu, kad graži. Čia yra ganėtinai populiari lankytina vieta, tai greitai užmesim akį, gal irgi apskrisime, turėsime, pasigražėsime ir judėsime tada į žuvies turgų. Aš tai laukiu labiausiai žuvies turgaus. Pasivalgėt, šiaip kaip kintiškai, žinai. Ta žuvį čia greit įvertinti, kai Gordonas Ramzis vaikščius prie visko, žinai, kabinėsis, batoną prie galvos pridėjęs, sakyk, I'm stupid sandwich. Nu ką, mašiną šiaip netai priparkavom. Žiūrėjau, kad nemažai apsirengusi vienodų žmonių eina, tai gal čia aš kažkokio ofisą, pietų pertrauką. Šeštadienį dirba. Tiek iš tenai matėsi laivai, tiek ten matosi gale. Kruizinis kažkoks stovi. Tai prasieisime, biškį kalniuką palipsime, nes prie pat nebuvo kur parkuotis. Gerai atrodo vaikšti. Laivas, kaip pėdėšiai, gal tokį irgi vaibą turi. Čia irgi uždaryta, ne, yra praėjimas. Nu ką, YouTube'o copywriteriai supyks, bet turim ir kalėdinį miestelį ir turime tą katedrą. Tai pamatysit, kaip ta katedra gražiai atrodo. Ir katedra. Sparčiai kyla. Jie sako, galiu jau nebešnekėti, nevargti, nes tiesiog muzika viską užblokuos. Išėjom iš miestelio, tai galiu biškį pakalbėti. Graži katedra, pažinkim. Negalėjau tenai kažką kalbėti, nes visur muzika groja. Tai žinau, kad nuskridus copyrightas. Iš drono praskridau, gražiai atrodo. Ir pakėlęs droną pamačiau, kad čia yra prie pat toksai žuvies turgelis, kuriame aš jau esu buvęs. Ir tenai esu ir valgęs. Tai einam tiesiai ten, nes esame alkani. Reikia pavalgyti, šį kartą gyvenome be pusryčių.
Tikrai gražiai žmonės gyvena, pasakykit. Gražiai. Pakomentuokit. Kas esat buvę Suomijai. Įdomu, kas laukia toliau, kai kilsiu viršų, kokią tą Suomiją laukia. Bet aš kažkaip noriu tikėti, kad čia visur taip bus gerai, ne tik sostiniai. Nu va, ir kitas toks kaip ir galėjinis miestelis. Ukrainos vėliava plazda. Va tenai jo, aš valgęs ir ten pirtis yra. Bet aš galvoju, galbūt per anksti dabar į pirtį. Dar turim planų, ką nuveikti. Čia nebent būtų variantas pasidaryti day off filmavimas ir day on pramogos. Bet nieko, bandysim viską sudaryti. Žiūrėk, gal kokius kailius sušaut? Norėčiau tokios kepurės. Ne? Bet gerai, gal 300 eurų, net nenori. Pagalvoju, kad spalva ne ta, kurią man patiktų. Kai būtų kitokia spalva, tai iškart imtume, ne? Po dvi. Plaukai gražus, tai... Po dvi. Jo, kaip tik šukosino pasidariau, kažkaip gal nenori. O, galima pasišildyti. Kai čia gamina. Yra dar tokių kioskų toliau. Aš tikrai netokiam buvau. Aš buvau, kur žuvį valgiau. Va čia eisim, yra tradicinė kažkokia jų lašišo žuvienė. Rodo gerai. Tik tai kaip įeiti. Va, čia turbūt. Va, čia žiūrėk ir plaukia kažkiek dar keltai. Bet aš tada netaip plaukiu. Nu, žodžiu. Pirmą pavalgom. Įvam šitą ir šitą. Rodo gerai. Jo. Pila mūsų žuvienė matosi iš tokio bliūdo. Čia šaldytas daržovės kepa. Turėtų mane to nučardžint 4 eurai. Atrodo gražiai. Eisim toj prie stalo, susimoku, eisim prie stalo ir įvertinsim tą grožį. Nu ką, mūsų 4 eurai atrodo taip. Mastelių paimti, nagą pamatyti. Čia sviestuko kažkokio yra, nepasitepti. O, kiek žuvytės. Atrodo gerai. Gerai. O tai laukia -4. Kaip ir viskas gut. Skanaus, kas irgi valgo žiūrėdami, o mes pataujam. Sriuba labai karšta ir labai skani. Tie pipiriukai labai gerai jaučiasi. Nu ir ant lauko valgyti, geras vaibas. O žuvelės, kai mažos yra, tai sukepa visi kauliukai. O žuvelės atvėsų, kai skubą valgiam. Gerai, maistas sudorotas. Tai va, į kairę. Kai mano žmona turi tą įprotį eiti visą laikį priešingą pusę, negu reikia. Geras palyginimas. Ne metas iš baseino, net vanduo garuoja. Tai va, žodžiu, šiaip pavalgėme skaniai, ne? Skanu tu buvo? Jo. Labai gerai. Visą laiką skanu maistą valgyti lauke ir karšta sriubytė labai gerai buvo. Man žmona parašė, kad su tokiom kainom ilgai neužsibūsi. Dar nežino, kas laukia, kai viršų pakilsim. Toliau savo gerai leidžiame laiką. Čia matau, kad yra kažkokie reisai, keltai ir laikai sužymėti. Bet šį kartą neplauksime, nes turime taupyti laiką, paskui sutems. Noriu čia nueiti iki šitų pirčių, parodyti, pafilmuoti. Ir tada galėsime šauti į dar čia tokią vieną vietą. Ir tada varysim į muziejų aviacijos. Tai buvome laivų, buvome automobilių ir dabar varysim į aviacijos. O, jau pareina plikis vienas ruonis. Ir damos išeina. Nu, cool. Man tai labai toks geras vaibukas. Ir čia tos lentos apsnigusios. Super atrodo. Tik čia nežinau, čia berniukų mergaičių pirtelės. Ar šiaip kažkokias persijungo kambariukai. O dar vienas ruonis. Tarzanai. Iš baseino pareina. Nu, Tarzanas. Na, pamatysime, įdomu, man kiek kainuoja. Iš vidaus, va, kažkaip žmonės pareina, tai gal čia yra pastate kažkur pirtelės. Visi garuoja. Geras. Čia šildomas baseinas yra. Eiktų kaip kietai ir čia visi plaukia. Žiauriai kietai, ne? Noriu ir aš pasiturškiant. Tai va, tokie reikaliukai. Judame toliau. Žinot, kai būna visokios mieste vis tiek ten kišenytės kažkokios uostė, vis tiek būna šiukšlių, kokių balių plaukia kažko. Čia ne to nėra. Švariai gyvena žmonės. Parktronikai priekį. F11 taksas. Nieko. Čia padirbsi iki 500 000 ridos, paskui Lietuvą atvažiuos su 108 bus ant skidelio. Žinome, tos taksus iš Suomijos ne vieną esu parodęs savo tik tokią. Gal ir ne čia kažkur einam, na bet rasim. Rado mašiną. Čia kaip ausis šalo. Surado mašiną, vizuosim toliau, žiūrėt, man nėra baudų. Čia baudų nerašo, čia tiesiog nutempė. Paprasčiau, jeigu radai mašiną, reiškia baudos negavai. Stovi gražuolė. Opa, 124. Čia kaip paminklas pastatytas koksai.
Ir surudėjęs toks, kaip ir turi būti originaliai viskas. O jesu, kokia gerumo mašina. Čia mano brolis alptų, delnai driektų. Rimtas daiktas. Nu, vertas kadro automobilis, kai BMW yra greičio dėžė, nes BMW ir yra rimtas daiktas. Lekiam toliau, lekiam į aviacijos muziejų. Mačiau iš nuotraukų, kad laukia įdomus vaizdeliai. Yra 20 km, tai jau gaunasi biški už miesto ir kaip ir į tą pusę, į kurią turėčiau važiuoti. Tai kaip ir viskas good. Muziejus ilgai nedirba, greitai temsta, už valandos bus tamsu. Tai reikia sukti čia operatyviai, matau viską. Švinta 10, temsta 3. Nu super. 5 valandos šviesos. Bet nieko, vėliau bus dar blogiau. Vėliau bus 2 valandos šviesos. Per 2 valandas reikės viską sufilmuoti. Atvažiavome. Jų kalba Finlandija yra finish. Yra latukai lipti. Kažkokia šalyje subuvęs kažką panašaus. Lipęs. Kai važiavau pirmą kartą, man atrodo. Čia turbūt įėjimas. Priparkavom savo naikintuvą. Žiūriu, dar vienas naikintuvas. Įdomiai atrodo. Čia turbūt priekis taip gaunasi dabar toksai kaip 2 sluoksnių dėl kokio nors aušinimo, ne? Nes čia turėtų daug oro surinkti. Fukšt. Fukšt tik tai. Technologija. Einam į muziejų. Sušalsim čia dar. Aha. Pavargęs toks atrodo. Po incidento, ne? Gal jau matau, kaip pakelės jums pavargs nuo šitos nesąmonės. Nu va, turbūt taip atrodo cielas, taip atrodo tai, kas liko. Viskas tom kontaktiniam suvaryta. Bet maždaug periodas į svastikos turbūt aiškus, apie kokią amžių kalbame. Ten iš vis tokie mažiukai lėktuvai, kažkokia čia simuliacija. Ai, nu jo, ten vat atsisėsdavo. O kaip tepimo įdomu padarydavo? Tai tipo rotoriaus principų kaip ir logiškai būtų, jeigu taip judėtų ir tipo taip vaikščiotų. Nežinau, pirma mintis tokia greita buvo. Taip atrodo netvirtai tos tokios konstrukcijos. 407 kg. Daug. 503 arklių. Nedaug. Įdomu, mano operatorius Rokas, kai montuos, apsidžiaugtų, jeigu aš taip 25 minutės ir nufilmuočiau visą filmą. Nu, tas kėdės metalinės neatrodo komfortiškai. Bet ir kažkaip atrodo viskas mažiem žmonėm. O tai ką, dičkiai darydavo? Krepšinį žaisdavo visą laiką. Nu, žiauriai ankštą atrodo. Kaip čia taip sutilps žmogų. Gradukai. Nu, ir tas vyrukas atrodo labai didelis ir aukštas. Čia jau kažkokia ir buso visa, ne? Keleivinis atrodo. Vaikų žaidimo kambarys. Tai kaip tik turim vieną vaiką, kuris kaip tik sakė, nežino, kaip reikia tilpti. Va, gerai, čia pedalai, jeigu yra ką jie daro. Nu, kaip pavyzdys, gerai, ką greitai nuimam. Tai čia, žinai, įdomiausias momentas yra nutupdyti tą padarą. Na tai kartu, gandriukai, nepasiruošęs. Va, nuleidau. Va, viskas gerai, galima išlipti. Iškart geriau. Nu ką, boys will be boys. Taip pažaidėm. Vėl pradėjau video nuo nuka, ane? Girdėjau šį kartą ir aš. Čia vaikam? Jo. Vaikiškas PM kubų. M kategorija. Į mokyklą. Ką čia reiškinom? Oho, žiūrėkit, viršui sėdis reikia sparnio. O čia chebra lipa.
Pažiūrim, kas viduje. Kai gerai, su gera kamera, ne? Ir su geru laikikliu. Visur buvęs. Viską mato, viską žino. Čia 3 vietų, ne? Dabar su tokiu kažkokiu stikliniu burbulu ir taip netrodo kažkaip jaukiai skrist. Čia gal koks senas keleivinis. Girdžiu laipio žmonės. Aha. Čia su 4 darbo vietom. Čia dabar kokie gražūs modeliukai skraido. Ir kažkada su kokiais chebra skraidydavo. Tėvai, pavyzdžiui, mūsų. Jeigu jiems kas nors leisdavo skraidyti. Tai biškai kitaip buvo tais laikais. Bet tikrai daugiau vietos negu Rainierė. Ir kėdės ant kiek patogesnės. Čia kaip atsilenkia viskas. Visos vietos geros. Ir yra toks cigarečių kvapas. Nes turbūt ir rūkyt čia galėdavo. O čia kas? Čia šokt lauk. Žinau, ką dar pamatei? Aha. Ratu. Geras. O šitas koks seksiukas. Šitas nieko tikrai. Ir gale dar yra večiukės atsisėst. Jau su tokiu galima į Nidą varyti. Čia jaučiu pasikeičia vietoje ratų, slidė susideda. Žiemai nusileis, kas nors tokio. Čia gal dėl to garso tą kelią, bet tikrai labai įtraukia. Taip įdomi žiūriu. Gerai, kaip mažiau užsikabliuočia. O, čia su parašiutu kažkokinėje skojytės, plonas mergytės. Negerai tokios plonos. O, 3,5 kubo. 2 taktų dizelis. Geras. Kokie motoriukai. Geras. Čia buvau prie su kamera. Visai nice, ką po 3,3. Matau, kad temsta. Jame yra visiškai tamsu. Bet galėsime gazuoti. Planas mano yra maždaug toks, kad nėra čia galbūt laukti mums kažko ir galėtume tiesiog spaust gazą biškį kilti viršų. Mūsų laukia apie 1000 km, tai jeigu šiandieną dar nuvarytume gal kokius 200-300, būtų visai gerai. O kas visai nesudėtinga, čia kokių 6-7 pavarot. Tai va, turbūt planas toksai. Einam lauk ir lipam į savo lėktuvą. Mūsų naikintuvas pasiruošęs kilti. Nufilmuosiu, parodysiu, kaip yra atsakingai planuojamos tokios ilgos kelionės. Tai dabar kur važiuosim, nežinau. Tiesiog spaudžiu Google Maps ir žiūrim, kas atrodo gražiai. Pavyzdžiui, gal čia visai pakeliui. Tampere. Ar būtų įdomiau šauti čia ir varyti palei krantinę taip. Toks atrodo didelis spindulys. Mums reikia į Oulu. Tai per kairę tai tiksliai. Dabar žiūrime kokią tą gerai Tampere. Opa, 4 valandų kelio. Neblogai. Dabar jungiam bookingą. Tuo pačiu pažiūrim, ar tikrai ten gyvensim. O, nėra taip pigu. Jau po biškį brangsta. Žiūrėjau, už 100 eurų 2 lovos. Say no more. Patiems susikonstruoti reiks. Jo, parduoda kaip 1000 detalių, žinai, rinkinį. Čia visai gražiai taip atrodo, daug tų salelių visokių. Kaip arti Stokholmas. Bet ne, man čia reikia neblūdint ir važiuotis tiek į viršų, ne? Gerai, spaudžiu startą. Taip, dienelė, dabar bus tada biškį palėkti. Bet jau reikėjo lėkti. Rytoj sekmadienis. Kaip tik gerai, kad ne savaitgalį prie Kalėdų senelio gausias atliekti, nes aš manau, kad tenai labai stipriai galima papult. Ypatingai gruodžio mėnesį, savaitgalį, pas Kalėdų senelį. Kaip sakė vakar mano draugas, kad kai jis buvo su vaikais nuvažiavęs, sakė, sumokėjau 5000 eurų, kad galėčiau 6 minutės pamatyti tą Kalėdų senelį. Tai va tiek kainavo jam. Visi viešbučiai, skrydžiai ir ten, kaip supratau, dar įėjimas ir viskas kainuoja. Na, žodžiu, pamatysim, mažiau spėliojam, lekiam. Tai spoileris ant Civico. O aš, kol važiavom, gavau vieną mašiną pasižiūrėti. Pažiūrėkit, kokią istoriją turime. Nu čia visur yra šauktukų. Prie ridos, prie žalos, prie taitlo. Toks be priekio. Mustangas buvo. Rida 64 000 mylių. Ta rida netikėtai pasikeitė grįžus į Lietuvą suremontavus. Bet
Tai 18 metais žala čia tai priekį, kur matėm. Dešinė pusė nuo 20-30 tūkstančių eurų išmoka. Skelbime buvo Lietuvoje pardavinėjamas 22 metais 5 mėnesį 36 090 eurų, 211 eurų, kas mėnesį keitė kainą. Ir 22 metais 10 mėnesį 36 194 eurai. Toliau charakteristika yra. Taip, laiko juos tai matom, kiek Amerikoje turėjo savininkų. Po eismo įvykio parduota, į Lietuvą importuota kada. Taip, kaip jie tiek apžiūras čia buvo pardavinėjimas, vat. Paskui Vokietijoje, žiūrėkit, parduodamas, tai Vokietija išvažiavo. Žodžiu, kaip visą laiką viskas taip paprastai detaliai, tiesiog PIN kodą patikrinė. O jeigu jūs norit pamatyti automobilio istoriją, tai galite padaryti labai paprastai. Tiesiog įvedę automobilio PIN kodą į Car Vertical, o su nuolaidos kodu SANTA gausit net 20% nuolaidą savo ataskaitai. Mes toliau važiuojame triukšme lengvam, nes čia švilpia. Iš tikrųjų lango nebeuždariau iki galo. Tai tinkiu sustoti ir uždarinėsiu, kad važiuoju su švilpimu. Dar net 4 nėra, jau taip tamsu. Kažkokį miestelį prilėkiam. Gerai, šiandien kažkaip tas vanduo atrodė, tai greit pajungiau kamerą. 4 naktis. Labai girdisi, kad visų padangos čipuotos tokios, žeminės su tais šipais. Kai važiuojas ir tas garsas toksai, kai metalas į asfaltą eina. Niekada tokių padangų neperku, nes galvoju, kad gadinu asfaltą taip. Ar kad reikia jį taupyti. Čia tiesiog mano toks požiūris. Bet ir tiesiog mūsų klimate tikrai manau, kad nereikia kažkaip to Lietuvoje. To žemų dabar aplamai nelabai yra. Bet čia aš kaip suprantu iš to, kiek aktyviai tai naudojama, nes labai retai pamatau mašiną, kad būtų be tų čipų. Tai manau, kad čia aktualus klausimas turbūt yra, svarbus klausimas, aš taip suprantu. Miesto eglė turbūt. Nu, žodžiu, čia biškai pastovėjau, palsėjau, skrolinau viešbučius. Nu, tai galiu pasakyti, wow, 500-600 eurų nakčiai. Tai blogai, kaip Šventoji tie namukai būna, kur patys pigiausia. Nu, tragedija. Tai radau vieną vietą, kad kainuoja 7 eurus, jos vertinimas yra, man atrodo, 6. Ir pagrindiniai visi blogi komentarai yra, tik neapsistokit savaitgalį, nes kambariai yra tiesiai virš tipo klubo, kuriame dainuoja karaoke iki ryto. Tai iki 5-6 ryto dainuoja. Pamačiau vaglutę, norėjau privažiuoti, pažiūrėti. Pisliukai kažkoks kalėdinis miestukas. Bet aš pagalvojau, kad nebukinsiu aš greito viešbučio iš karto. Iki jo čia nedaug nuvažiuoti, tai nulėksim ir pažiūrėsim. Šiaip ekstremaliai brangu. Ir kokį pasibėjau dalyką įdomu, kad prie jūros yra viskas pigiau. Nu, bookinge pigiau. Ar gali būti tai susijęs su tom, kad čia žmonės slidinėja ir tipo dėl to, žinai, dabar čia yra sezonas, nes čia yra daug visur mačiau, kad kelia tipo į slidinėjimą. O prie jūros, žinai, sezonas dėl to tenai pigu ir mums reikėtų varyti palei jūros pakrantę. Nu tai va, toks mano pamąstymas. Važiuojam. Ką ten virš baro dabar pagalvosim? Neblogai gal, taip pat dar ne vieną miegosim. Aš skaičiau atsiliepimus, kad miegoti reikia virš baro, taip pat čia veikia kaip naktinis klubas iki 4 ryto, kažkas rašo iki 5, kažkas tik neapsistokit savaitgaliais, nes tenai be sustojimo kala muzika, bla, ir aš skaitau ir galvoju, gerai, o tai kur minusas? Nes aš tai pliusus matau. Ir net mačiau kažkas 10 vertinės, nes parašė, žiauriai patogu, nes virš gero baro. Ar tik kokią gražią panelę susiras barį ir išintlėtas. Na tai man šitie žaidimai nebetinka švedės. Bet tau, alles good. Aš paimsiu kambarį įsmiegoti mašiną, ne? Geras, kad pravažiavom, kad prie pat yra miestelis Nokia. Aš ir mačiau, kad ir kažkaip viešbučių pavadinimai yra. Suomijai sukūrė Nokia ragelį. Izoliacija, tai čia yra bardačiokai, dėta mėlyna. Laidam pavyniot. Va, Nokia 8 kilometrai. Įsivažiuojame Nokia. Nokia 3,
10. Reikės paguglinti, gal čia yra koks Nokijos muziejus. Čia manęs reidai laukia. Rimtai taip atrodo. Ne, čia gražiai. Kažkas. 4 mašinas. Nu, kaip ir atvažiavom iki karaokės. Kažkoks pubas ir Nokija, žodžiu. 2 geri žodžiai iš 3 yra jau. Gal. Ir čia gal kur šviečia to kambarys, tai tenai gal turbūt gyvena. O čia parkingas 2 valandas. Taip ir rašė komentarę, kad 2 valandas nemokamai. Gal nepasikur šiandien, čia tai vakaruška stipriai. Einam pasidaryti. Pirma, reikia pažiūrėti vakaro programą, kad čia šiandien tikėtis, kas čia gros. Tau suprantu, jeigu Depešai gros, tai liekama, ne? Čia smirda. Čia smirda. Gera pradžia. Čia yra kriaušė, čia būna pusryčiai. Nu, wow. Įspūdžio nėra labai stipraus, taip sakykim. Bet buvo smagu atvažiuoti. Pažiūrim toliau, ką pasiūlys mums internetas. Žodžiu, kad čia kambariai laukia, nu tai kaip kajutę laivą, va tai pukšt. Nu ką, žinau, super. Čia nesuprantu, čia yra turbūt kambario, nes matau rankšluošį pakabinti. Čia gal jau baro, nes čia yra tas rankšluošis public. Nes čia va jau baro nuotraukos. Terasa, koridorius. Čia kas pirtis. Iš tikrųjų diskutuojam, kad nightclub, čia naktinis klubas yra pakairė. Sakė, kad renkasi žmonės maždaug nuo 12 ir būna iki 4 tikrai čia judesio. Pasakė, daugiausiai būna šeštadienį, tik šeštadienis. Nes noriu parodyti, pavyzdžiui, kitas vietas, kas yra klaus. Tai, pavyzdžiui, 200 eurų, 863 eurai. Džakuzi 340 kvadratų. Gerai, pala. Džakuzi sudomina. Pala. Čia gal vieną kar galim sau leist pasilepint. Kokios algos negaus po šitos kelionės. Pavyzdžiui, žiūrėkit kambarys. 585 eurai naktas. Pas babą kažkaip. Nenorėjo prieš nuotrauką, pavyzdžiui, jinai čia nusimti tų visų skardinių, tas lėkštes. Toks užsienus, kad kažkas sugalvoja, davai patrolinam, už belę kokią kainą įmetam ir jeigu kažkas užsibukės, tai užsibukės. Kas čia yra per nuotrauką? Viskas, 6 nuotraukos. Gerai, atsiliepimai įdomu. Ar čia yra kažkas buvęs apsistojęs? Netikėta nėra. 9,1. Tai kad suprastumėt, čia kokie čia yra per variantai, nes čia šitą butą, kur rodžiau, tai tikrai visur Suomijoje atrodo yra gatvės švaresnės negu čia ta chata. Ta chata, kaip tas kameta tajama. Tai sprendimas yra primtas toks. Paliekam Vaino šitą įstaigą, jeigu ją galim taip pavadinti. Ir važiuojame prie jūros, nes čia viskas labai brangu. Nu, galime už kokį 120 eurų apsistoti žiauriai ne kažką. Arba, pavyzdžiui, va čia apsistoti vietoj virš to baro, bet tenai net clean rašo 6 iš 10. Nu, bet tikrai taip kažkaip nesinori gyventi. Nu, dar patrumpinsiu 100 km mūsų link kelionės tikslo kelią. Ir čia tiesiog tiesiai per autostradą 96 km. Nu, grubiai valanda kelio iki kito miesto. Porė, tai vadinasi, jis yra prie jūros, dabar 6, tai kaip ir dzin, šaunam iki tos jūros, o tenai iki 100 eurų už naktį pasirinkimo N+K, tai manau, kad alles good. Pasigūklinau, kad čia nėra nei Nokijos muziejaus, nei Nokijos gamyklos nebėra. Nokian Tires, geros padangos Nokian. Kažką kitką radau. Pučiam ir viskas, nieko čia nelaukiam. Dar tokioj tamsoj nevažiavom. Čia mano ilgos šviesos ir priešrūkai. Priešrūkus palikau bet gal nespiginu. Matau, kad čia vietiniai gyventojai visi beveik susidėjo tos LED barus. Pareina, tai jau šviesos, wow. Bet manau, kad čia yra daug žvėrių. Tiek toks ir klimatas ir viskas, tai gal to apšvietimo reikia. Bet nieko, kažkaip sulakstysim. Su tokiu, kokį turim. Ant ilgų dar pas mane pusę velnio, dar kaip mano normalaus Lietuvoje automobilio paprastos trumpas šviesos, tai visai neblogai. Bet tos trumpas tai atrodo kaip iš iPhone'o flashlightą, taip laikyčiau čia. Kaip ir atvažiavom, 4 km liko visur, žiūrėkit, toks sniegutis ant kelio. Bet niekur nemačiau nieko, kad kažkas barstytų. Aš nesuprantu, kaip aš buvau prisipirkęs tų mašinų iš Suomijos 5-6 metų senumo
ardymui pirkau ir jos buvo pilnai dugnai supuvę, važiuoklės supuvusios. Kai čia nebarsto niekas. Arba dar kol kas nematė. Aišku, reikia nepamiršti, kad mes vis dar nesam įsivedę jokio viešbučio. Nes mes jo dar neturim, tiesiog atvažiavome į miestą, kuriame bukinsim viešbutį. -2, čia iškart šilčiau, nes arčiau vandens. Ne, nenuvėlė. Kažkaip pasirodė prieš tai, kad gal biškai kaip slidu buvo, bet ne. Nu ką, subukinau nakvynę, butą, ne viešbutį, nes, šiaip galėjau paimti ir viešbutį. Čia jau yra po 110, po 120 eurų naktis, tai kas padariau, bet paėmiau butą, o 66 eurus. Good deal, ane? 4 minutės kelio, mes esame prie pat centro, o butas yra visiškai centre. Kol kas to viso vidurkio, kiek leidžiam sau leisti, neišlipam, apart to, kad praėdam. O, biškį nuvėlė. Šiaip atrodo, kad pas jų visai neblogai yra su traukiniais. Turbūt nesudėtinga keliauti tarp miestų visų. Čia netgi žiedas yra iš bėgių. Ant tų žodžių. Aš kalbėjau su tokiu žmogu. Jis man sakė, kad su traukiniais čia labai nesudėtingai visur nulėksi. Bet sako, geriau pasižiūrėk, beveik kiekviena miestė yra ir po oro uostą, yra tarp miestiniai tokie skrydžiai. Tai sako, geriau pasižiūrėk ir skrydžius, nes bus ženkliai pigiau. O kiek čia tie traukiniai kainuoja? Vėjas nemažas girdžiu. Švilpia pro duris man. Vėl čia tas vietas kaip sužymėtos, ką žinau, kur čia skaitos parkuot galiu, kur negaliu. Dar prajuokinsiu, tai gavau nuotraukas, kad chata A, kur eina merginos, ir kad raktai chatas yra pakabinti ant medžio. Tai va, žiūrėkit, čia, tai va, prieš šitą medžią aš ir matau. Čia gal yra netgi 2 dėžutės. Vienas Airbnb su širdute, o kitas su žvaigždute. Mūsų turi būti su širdute. Labai gerai. Koks vartažodis? 2009. Band. Užduot kažkaip. Iš kur kažką turėčiau gal paspausti, kai įvedu. Ar tiesiog daryti. Nu, nefiga. Nu, dar nesu tokią bairę matęs. Sninga ant galvos, aš prie šito, prie medžio. Kol davė dublėtė šūtas. Kai man tą šūdą atidaryt dabar siūlai. Čia gal man mašiną reikėjo parkuoti, jaučiu čia. Gerai, bet vis dar reikia čia įsiaiškinti. Nutyvičiau tą kodą. Kodėl nėra kokia open, kažko blemba. Suprantu, kad čia neturi iššaudų, nes būtų per lengva. 4 days later. Nagai šala. Nu ką, žinau, aš įvyčiau tą 2009. Kaip man atidaryt dabar siūlai? Dudu kišenę kamerą. It's free. Nu, atėjo šeimininkė, sako, jūs to ir neatidarysit, nes čia ne tą daro, ten kito buto ir atnešinai tiesiog šitą. Tai turbūt jinai buvo nuėjus gal tvarkyti tą kambarį dabar, kai įkrito mano užsakymas. Ar tvarkė, ponė? Kaip sakai? Tu buvai rankiną patraukęs? Oi tu, nu. Palauk. Palauk, čia nieko nedaryk. Nieko nedaryk? Dabar pabandyk. Gerai, per mano pusę pasimsi. 100% veikia, bet nepasidalinam. Nu ir gerai, dabar spyną tą nešiojas. Pasakė, kad lengva. Ką aš šiandien taip įsiaiškinau, bet kuris butas. Nes nebuvo. Ir fun fact, kad kol kas visą kelionę gyvenam 3 aukšte. Va, 16 matau parašyta. Kvepia. Gerai, šviesą suras. Čia galiu padėti. O, čia nice. Oi, čia kiek ir erdvės. Čia gal pirmą kartą reikės užpilt dušo. Ir skalbenkė yra, galim rūbus įskalbti. Gal ir sumetam skalbt šį vakarą. O, čia įstiklintas balkonas. Tai traukinukus savo romantiškai. Nu, super. Ir svarbiausia, ką mačiau, kad Wi-Fi įvertinimas 10 iš 10. Iškart mėgstu tokias vietas. Čia galim kokio maisto pasigaminti. Jeigu noro bus. O jo nebus. Nu viskas, super, ką žinau, kambario turas toks. Varysim iki Pardės, iš tikrųjų Pardė kitoj pusėje gatvės, tai gal ten ir nueisim.
Na, bus matyti, to jau. Bet kokiu atveju reikia kilometražą pažiūrėti. Ir dabar, kai pažiūrėsiu, iškart nunulinsiu. Nu ką, įsikūrėm šiaip chatą patenkinti. Kitoj pusė gatvės yra parduotuvė, tai nueisim, nevažiuosime ją, tai padarome greitai šitą darbą. Ir svarbu, nunulint ridą. Aš buvau net neužrakinęs mašinas, sakai. Bet čia Suomija, čia nereikia. Taip, rida 90 km yra dabar. Tai reiškia, perlipau 1000 ir privažiavau 90. Ir galiu dabar padaryti, taip, nunulinau. Darbai baigti. Einam į parduotuvę, eisim prie kompo, žaisim kažką, nežinau, ilsėsimės. Rokas pavargo nuo montavimo, tai šiandieną gal atsipūsim. Kol kas tiek, ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, paspauskit subscribe, pasidalinkit video, jeigu patiko, parašykit komentarą. Turbūt įdomios yra kainos. 10 kiaušių kainuoja 2 štom, arba 2 kem, gal neblogai. Tunas skardinė 3 eurai, jogurtas čia gal kokie porą eurų. Alkoholis ganėtinai brangus, mes kaip ir neperkam. Heinz kečupas 4,5. Iš tikrųjų, nu gal yra vietomis kažkur brangiau negu Lietuvoje, bet labai taip nežymiai, sakyčiau, maisto produktų. Pavyzdžiui, nežinau, ten va sūris kažkoks pjaustytas, 3 euriukai, čia didelis kiekis visai. Brangsta Filadelfija 3 pem, bulka porą eurų. Nu va, tokie reikaliukai. Būsim išsiaiškinę, kiek kainuoja, nes manau, kad visai bus įdomus klausimas. Visai bus aktualu kažkam. Tai pagalvojau, kad kadangi turiu kišenėje kamerą, greitai jungsiu. Tai va, apsipirkom. Nu, jau kilometrus o vieną pravažiavau į rytojaus kilometražą paskaičiuosim. Pica, ten yra pusryčiam reikaliukų visokių. Išleidau 55 eurus bendrai. Už tą ir už tą. Dar tiek nuo biudžeto. Nusirašo. Ar įsirašo į išlaidas, tiksliau.